Sveiki, sveiki. Su jumis sveikinasi Amais. Toks klausimas užėjo. Netyčia mano galvoj toks debesiuks. Tik tai. Kaip debesiukas. Kada pastarąjį kartą buvai ramybėje? Tokioj tiesiog būsenai, kur tiesiog nieko aplinkui tave nevyko, nieko tu nedarei, neveikiai. Nieko neklausėjai, jokios muzikos, nežiūrėjai jokio podcast'o, neklausėjai, nežiūrėjai jokių sportų, filmo, nežiūrėjai jokio YouTube'o, o tiesiog paėmei, gulėjai, sėdėjai, važiavai, tokioj tiesiog ramybėje. Nes gali daug kas turbūt pasakyti, kad tai yra neįdomu, tai yra išvargina, tai yra, taip, ką žinau, sunku, kai kuriem netgi žmonėm tiesiog ramybėje pabūti. Bet šiaip tai labai daug pasako apie tavo psichinę būseną, galima netgi taip pasakyti. Nes tiesiog tai parodo, kaip tau yra lengva būti su tavimi momente. Nes, pavyzdžiui, jeigu aš dabar, atsigulčiau kokiam 30 minučių, be jokio telefono, be nieko, be muzikos, be televizoriaus, be šeimos prie savęs ir tiesiog gulėčiau, aš jausčiaus visai patenkintas, nes aš guliu. Ir aš tiesiog pradėčiau galvoti apie visokius dalykus. Ir man patinka galvoti apie visokius dalykus. Ir ir aš būčiau laimingas. Bet, pavyzdžiui, kitiems žmonėm, galbūt netgi tau, yra toks dalykas, kad tai būtų agonija vos ne. Kai kuriem agonija, kai kuriem biški toks tiesiog nemalonumas, nieko nevyksta, čia šiaip sauguliu, panašiai. Bet tiesiog, kada praeitą kartą tiesiog ramybėje pabuvai, tai nebūtinai gulėt. Aš galiu dabar atsigult, lova čia. Bet, pavyzdžiui, yra ir važiavimas, tiesiog ramus važiavimas, būna tiesiog stovėjimas, galima tiesiog paimti, pasivaikščioti kartu su savim, netgi 30 minučių be jokių ten ausinių, be nieko, pasižiūrėti, kas būtų. Gal būtų neblogi namų darbai? Pažiūrėtum, kas būtų. Tada parašyk komentaruose. Ar buvo sunku? Ar buvo lengva? Ar galvoji daug apie kažkokį dalyką? Ar galvoji, kaip tai kvaila? Ar kad švaistai laiką, dar kažką? Būtų šiaip netgi įdomu sužinot, kaip ten būna žmonėm kitiem asmeniškai. Gerai? Pabandysi? Smagu.